Tai sveiki visi, sveikinos servise 007 Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse ir šį kartą savaitės pabaigai turim dar vieną Jeep Grand Cherokee automobiliuką, tai 2016 metų automobilis, 3,6 litro pentastaras, puikiai mums žinomas, iš principo mintinai jau esame jį išmokę ir aišku, jam esam sumontavę kokybiškai itališką Landerenzo sistemą, kuri važiuoja puikiai, be jokių trūkčiojimų, kažkokių problemų, tampimusi, dėžės kažkokio nešvaraus darbo ir taip toliau. Automobilis tikrai važiuoja labai smagiai, labai puikiai. Na, o apie pačius komponentus trumpai papasakosiu, nors esu jau daręs tą 10 kartų ir esu tikras, kad jau tie, kas domitės, esate ne vieną 10 kartų ir matę, bet labai trumpai reiškia. Valdymo blokas Landerenzo Evo OBD, štai šitoje vietoje, labai jam čia gera vieta, saugi, nekaršta, lengvai prieinama, kaip sakyt. Jeigu norim prieiti prie saugiklio, atsijungiam jungti, su visų dangteliu nusiemam, pasižiūrim. Visi mūsų kontaktai lituojami tiesiai prie benzininio valdymo bloko, jisai taipogi yra štai čia, taip kad čia turim vietoje viską. Automatiškai nereikia mums krūvos laidų kažkur prametinėti per variklį, įvertinant ir vis tiek variklio vibracijas, temperatūras ir kitus dalykus. Kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais, tam, kad tų problemų nebūtų nei dabar, nei ateityje. Atskirai nuo dujų reduktorių sumontuojamas keistos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Aptarnavimo metu valomas vožtuvas, keičiamas keistos fazės filtras, prieit patogu, paprasta, elementaru. Dujų reduktorius Landerenzo LI10 Turbo Oversize, galingiausia, našiausia šio reduktoriaus versija. Dujinės fazės filtras atnaujintas su surinkimu, slėgio davikliukas ir dujiniai purkštukai naujo tipo Reilo G7 Dakota. Juos mes esam sujungę tarpusavį, bei dujų padavimą padarė iš abiejų pusių. Be abejo, tam, kad galėtume labai tiksliai ir preciziškai sureguliuoti kuro mišinius visose sūkių bei apkrovos ir temperatūriniuose režimuose. Dėl to, kaip minėjau, automobilis važiuoja puikiai, jo dinamika nepakitusi, tausojam variklį, turim gerą mišinį, turim puikias kuro sąnaudas ir be problemų išlaikome jo dinamiką. Dujinės įrangos saugiklis išvestas taipogi štai šitoje vietoje, patogiam prieimui, instruktažo metu. Klientui bus paaiškinta, parodyta, kad būtų žinoma, kur jisai yra, nes tech apžiūroj paprastai mėgsta paklausti, ar toksai dalykas egzistuoja. Na, visi dujinės įrangos montavimo darbai, kaip visada, pagal aukščiausius standartus. Bronzinės jungtis, sujungimai, spyruoklinės sąvaržos, specialios gofros, gamykliniai laikikliai, atnaujintas filtras. Viskas geriausia, ką mes galim sudėti. Dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Jokių kažkokių prizoliuotų laidų galų prikaišiotų čia pakampėse nepamatysit. Visi laidai yra parenkami konkrečiai šiam variklio skyriui, jų ilgiai. Jie yra sugrupuojami, įvelkami į apsauginės gofras, tos gofros izoliuojamos. Identiškai laidai yra įvilkti į apsauginės gofras, kurios yra izoliuotos ir originaliai variklio skyriuje. Be abejonės veikiantis starstopas, užsikuria tiesiai dujomis, be jokių vožtuvų balionė kliksėjimų, viskas sklandžiai ir kaip visada be problemų. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas yra montuojamas ten, kurio pagidauja klientas. Kaip taisyklė, dažniausiai jis yra montuojamas štai šitoje vietoje, apvalus, gražus įleistas su guminiu gražiu apvadu. Tikrai čia labai puikiai atrodo, puikiai tinka, matomas. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos, tvirtai padarytas, yra dangtelis, atsidarę dangtelį. Atsisukam, jungiam pistoletą, pilam nerūdijančio plieno varžtai tam, kad nekoroduotų ir problemų nekiltų. Gražiai užsidaro, pasislepia. Atsarginio rato vietoje dujų balionas, kaip matom, kilimėlis lygus, dugnas lygus, atsidarom, 80 litrų balionas, daiktadėžė šonuose, dar ir už baliono galima susidėti daiktus. Gražiai užsidaro, lygu, kokybiškas Bormecho balionas, 80 litrų, kaip jau minėjau, tikrai puikus variantas šiam automobiliui. Tai va, tai tiek apie Jeep Grand Cherokee, kuriuo esam 10 jau paleidę. Jeigu norit kokybiškos sistemos ir jūs, susisiekit, mielai padėsim. Ačiū.